Kągi, labas vakaras, m, gerbiami pirmakursiai. Nusprendžiau vis tik mūsų bloką, kuris artėja, kuris bus gegužės 3-4 dienomis, trupučiuką padaryti kitaip. Pagalvojau, kad, atvirai pasakius, aš nelabai noriu skaityti jums paskaitos, ten bumbėti priešais jūs e, salėje, užkabinete ir tada ten naudoti tam laiką. Pagalvojau, kad vis tik gal padarysime šiek tiek kitaip. Pagal mūsų užduotas šitam blokui temas aš jums pateiksiu tam tikras trumpas paskaitas, kurias jūs galėsite išklausyti, kada jūs norėsit, o tada jau visą tą laiką mes galėsim skirti pokalbiui, straipsnių panagrinėjimui. Ir svarbiausiai jūsų klausimams, galbūt diskusijoms, nes vis tiek aš manau, kad šitas kursas tai yra labiau skirtas tokiam diskusiniam dalykui, o ne vien tik tai mano atbumbėjimui paskaitoms. Tai tikiuosi, kad tai, ką dabar aš bandau daryti, tai bus visai neblogai, bent jau aš taip tikiuosi įvertinimui. Šiaip tai aišku, pirmiausia, norėčiau jūs pasveikinti su pirmu kursu, neturėjau progos. Tai vat jau mokslai eina į pabaigą, tai vat irgi tai yra šaunu, aš įsivaizduoju. Ir kągi, tada pradėkim šnekėtis. Pirmiausia, mūsų tema, dar noriu dar vieną tokį dalyką irgi pasakyti. Esmė tame, kad aš įsivaizduoju, kad vis tiek pirmas kursas tai yra pas jūs skirtas tokiam bendram susipažinimui, bendram suvokimui. Aš nereikalauju, kad jūs po mano paskaitos ten arba po mūsų blokų būtumėt kažkokie didžiuliai specialistai. Vis tiek tam yra dar paskui 3 metai, kurių metu jūs tikrai įsigilinsite į visą tai ir ką aš jums pasakosiu. Tai manau, kad dar tikrai yra daug. Čia jau pagrindinius tokius momentus užkabinti mums, kad jūs būtumėt susipažinę jau kitais metais apie tai, apie ką mes šnekėsim toliau. Ir pirma dalis, nes vis tiek mano blokas susideda, kaip matėte, iš 3 dalių tokių. Tai pirmiausia, tai pradėsim tada nuo pirmos tos dalies, tokios nuo esminių psichoanalitinių sąvokų, nuo esmės, jeigu mes bandom kalbėtis apie psichoanalitinę teoriją, kaip ta teorija supranta asmenybę, kaip ta teorija supranta psichiką. Taigi ir aš manau, kad jeigu mes norim kalbėtis apie pagrindinius dalykus, tai aišku, kad mes niekaip nepraeisime Freudo ir kai kurių jo dalykų. Tai šiandien šitoj pirmoji daly, tai aš taip norėčiau, kad su jumis mes pasišnekėtumėm apie topografinį ir struktūrinį Freudo asmenybės modelius ir jo darinius ego, superego, id, kuriuos jūs tikrai girdėję ir daug mes visi girdėję ir tai įsitvirtinę mūsų bendroje kultūroje, tai nuo to irgi niekur nepabėgs. Tai čia tik tai dalis, jūs pasimokėt nemažai jau prieš tai blokė buvusiam, paskui dar blokas bus, nes visą tai apima Freudo sukurtą teoriją, kaip pačių pradžių pradžią pirmiausia. Tai jeigu apie tai šnekant, apie tuos, tai pirmiausia, jeigu tai pradedant vis tiek nuo tokios psichoanalitinės psichologijos pažiūrų kaip sistemos dalis čia yra. Ir reikia pasakyti tokį dalyką, kad Zigmundo Freudo pažiūros ir modelis pats jo suvokimas, jie iš principo labai kito laike. Nuo 1856 iki 1939 metų, jo mirties metų, jisai perėjo tam tikrą vystymąsi, perėjo jo matymąsi. Freudas nebuvo vien toksai rigidiškas, užsispyręs, kad tik tai yra taip ir ne kitaip. Jisai pripažino savo matymo kitimą. Aš manau, tai ir jeigu pirmiausia mes šnekėsim apie tą psichoanalitinę tokio modelio suvokimą, pirmoji fazė, tai palyginus buvo tokia trumpa, jinai truko iki 1897 metų ir ją galima įvardinti kaip tokią afekto traumos sistemą. Apie ją mes daug nešnekėsim, nors kai kurie traumatologai šneka, kad jinai turi irgi turėti savo vietą, galbūt jinai per daug nuvertinta. Esmė jos tame, kad pacientų vaikystės gundymo prisiminimai yra realių įvykių prisiminimai įkrauti afektų energiją. Kaip žinot, Freudas atrado vaikystės traumas, seksualinės traumas ir iš pradžių buvo daug kalbos apie tai, kad iš tikrųjų realiai vaikai buvo daug gundyti, daug traumuoti, bet tai buvo nepriimta. Freudas sulaukė tokio atstumimo, jam tai buvo labai skausminga. Kitas dalykas, jis irgi bandė į tai žiūrėti iš įvairių pusių ir pirminė ta tokia modelis tai buvo afekto traumos. Ir šie afektai, manoma, buvo, kad daugiausia vertinama kaip reakcija į tokius išorinius įvykius. Vis tiek ten buvo akcentas toks, kad tai įvykiai realūs.
ir pacientų fantazijos aiškinamos jau tada kaip gynyba prieš trauminio atsiminimo atgaminimą, bet iš esmės jos buvo trauminio atsiminimų tokie kaip ir padailinimai. Nu, tai čia tokie trumpai, kaip ir nėra šitos mūsų temos pagrindinis dalykas, tai kiek va čia manau, kad užtenka ir tada mes judėtumėm prie antrosios mūsų dalies. Taip. Ups. Gerai, kažkaip čia ne viskas veikia taip, kaip noriu, bet, nu, esmė yra tame, kad antra fazė, kaip ir tokia, užtruko tada jau ilgesnį laiko tarpą, nuo 97 metų iki 23 metų, ir galima sakyti, kad sapnų interpretacija 1900 metais pirmą kartą ir buvo suformuluotas ir Freudo pradėta šnekėti psichikos topografijos jau modelis, nes vis tiek mes čia tada pradedam šnekėti apie tą antrą fazę kaip topografijos modelį. Ir Freudas suformulavo topografinį asmenybės modelį, kai perkelė dėmesį vis tik dėl ir tos kritikos, bet ir savo tam tikrų pastebėjimų nuo žmogaus paslapčių atskleidimo, kaip tokio pagrindinio gydymo metodo link gynybų analizavimo. Ir psichoanalitinio mąstymo perkeliamas nuo išorinės realybės, iš esmės trauminių įvykių, prie to, kad psichikos aparatas turi tvarkyti su spontaniškomis vidinėmis varomis ir poreikiais bei jų įvairialypiais vediniais, tai yra fantazijos ir realių įvykių prisiminimas, iš tikrųjų tas yra norų realizavimas. Čia atkreipiu dėmesį, buvo pajuodinta arba pabalinta taip labiau apie psichoanalitinį mąstymą, apie tai mes šnekėsim antrojoje mūsų temoje, bet jau čia irgi yra apie tai šiek tiek. Tai ir antroje fazėje psichoanalizė atkreipė didesnį dėmesį į impulsų kylančių iš individo vidaus jau, o ne iš išorės perdirbimo, o ne į stimulus atėjusius iš išorinio pasaulio. Ir psichinį aparatą linksta matyti kaip instrumentą, kuris pirmiausia atsiranda pajungus varas. Ir psichikos aparato pagrindinė funkcija, aišku, tai valdyti, kontroliuoti instinktyvius stimulus. Varų patenkinimas leidžiamas vienokia ar kitokia įmanoma forma, atsižvelgiant, aišku, į išorinę realybę, nepamirštant. Tai ir individas yra impulsų, daugiausia, Freudas sakė, seksualinių tuo metu kylančių jame malonėje. Pasibaigus ankstyvąją vaikystėje, šiems impulsams nebeleidžiama tiesiogiai pasireikšti, įmanoma tik netiesioginė jų išraiška. Jie gali sukelti konfliktą, o bandymai spręsti šios konfliktus nulemti tada patologiją. Ir konfliktas kyla dėl netitikimo. Viena vertus kylant poreikiu patenkinti savo instinktyvius norus ir kita vertus kylant esant grėsmiai būti traumiškai užlietam. Ir trauma kaip pavojus būti stipriai skaudintam, atstumtam ar nubaustam, kastracijos ar tėvų meilės praradimo baimė, arba kaip būsina, kad individas užliejamas instinktyvių varų susijaudinimu. Čia tokias įvadas šiek tiek į bendrą tą tokį, paskui mes praplėsim šiek tiek apie tą topografinį modelį šnekėdami ir paskui struktūrinį. Ir trečioji jau fazė, prasidėjo tokio nuo formalaus struktūrinės teorijos pristatymo kažkur nuo 1923 metų, nes Freudas pastebėjo, kad antrasis modelis topografinis, jis turi trūkumus. Klinikinis poreikis paaiškinti tokią nesąmoningą kaltę, jis taip ir nebuvo pilnai patenkintas per antrąjį tą modelį topografinį. Ir trečiosios fazės metu buvo padidintas reliatyvus svoris išoriniai realybei. Tai išorinė realybė, jis suvokiamas kaip vienas iš tokių struktūrinio modelio organų, ta realybė, ir su tuo pačiu statusu, kaip ir superego ar id, ir kuris pateikia tam tikrus reikalavimus ego. Tai plėsim daugiau paskui, kai šnekėsim. Be to šis modelis vienodai susijęs tiek su seksualiniu ir agresijos varų raiška, nes vis tiek, kaip žinot, iš pradžių Freudas daugiau šnekėjo apie seksualinę, bet po pirmo pasaulinio karo, kai pamatė, ką žmonės daro vienas kitam, jis vis tik pripažino, kad yra ir ta kita vara. Tai agresyvioji, tanatos vara, tai suteikė daugiau svorio nei prieš tai psichikos funkcijoms ir struktūroms, kurios atideda ir keičia varų raišką. Ir nerimo kalties praradimo skausmas įgauna daug didesnę svarbą šitoje sistemoje jau. Peržiūrėta buvo nerimo teorija, daugiau jinai netraktuoja nerimo kaip neiškrautos libido varos energijos transformacijos, o ją mato kaip pavojų signalą kylantį ego viduje.
Ir nerimo signalas nurodo ego, kad pasąmoninės instinktinės varos ankstinas pranašavo grėsmę, kastracijos ar tą meilės praradimo, ar galiausiai grėsmę, kad ego bus traumuojančiai sunaikintas, pasijus bejėgiškas, prieš neįveikiamą ar nekontroliuojamą sužadinimą. Tai va, tai čia šiek tiek apie tą teoriją trupučiuką bendrai. Ir konfliktas čia suvokiamas kaip susikirtimas tarp id ego arba id ir superego, id ir išorinio pasaulio, superego ir ego, bei superego ir išorinio pasaulio, o ne kaip tarp sistemų, ten pasąmonė iki sąmonė ar iki sąmonė ir sąmonė. Aišku, kai vėliau daugiau šnekėsim. Ir naujos struktūrinės kategorijos jau nebebuvo besirimenčios tik psichinių procesų ar turimų ryšiai su sąmonės ir pasąmonės savybėmis, kaip topografinio modelio atveju. Visgi prielaidos apie pasąmonės psichinį funkcionavimą išliko psichoanalitinio tokio mąstymo pagrindu. Ir afektas, kuris buvo svarbus pirmoje fazėje, vėl tapo svarbiu trečioje fazėje, kai afekto vaidmuo labai skiriasi afekto traumos ir struktūrinė modeliuose. Tai va, ir nepaisant pokyčių, aišku, vis tiek pagrindinės psichoanalizės prielaidos išliko nepakitusios. Liko teiginiai tie patys apie psichologinio determinizmo ir adaptacijos prielaidas. Tai čia, jeigu tai bendrai vertinant, iš principo tai nėra taip, kad vienas modelis totaliai keitė kitą, nepalikdamas jokių ženklų prieš tai buvimo. Tiesiog tie modeliai labiau komplikavosi, man atrodo, sudėtingėjo, papildė vienas kitą ir gyvena kartu paraleliai, susisukdami kaip kasa, tokia labiau pasakyčiau. Tai va, ir psichoanalitinės psichologijos pažiūrų sistema, topografinis ir struktūrinis modeliai, tada galima daugiau sakyti, kad jie perdengia vienas kitą daugybė vietų, bet vienas visiškai negali pakeisti kito. Struktūrinis modelis paskutinis yra kaip toks pilniausias, jisai nepakeitė ankstesnio, greičiau papildė jį naujais dariniais. Nėra vienintelio iš principo viską apimančio psichoanalitinio psichikos modelio. Kiekvienas modelis linkęs daugiau ar mažiau iš principo redukuoti, iškreipti realybę, irgi tą reikia suprasti. Ir pats šių supratimas apie tuos psichikos darinius kito per laiką, kaip irgi pamatėt. Ir visų asmenybės struktūrų raida tikroje vyksta irgi iš principo reikėtų galvoti ne atskirai, o kaip dalis visos asmenybės plėtros. Glaudžiai tarpusavį sąveikaujant nuo pat vaikystės ir visą gyvenimą, nuo gimimo iki mirties. Tai va, ir psichinės struktūros reikėtų irgi, kai mes šnekam apie sąmonę, pasąmonę, ego, superego, ten id, tai psichinės struktūras mes dažnai suprantam kaip labai konkrečius kažkokius dalykus, bet iš principo vis tiek mes daugiau turėtumėm šnekėti apie tai kaip tam tikras metaforas, procesus, kurie leidžia įvilkti į sąvokų kalbą tai, kas, matoma stebint žmogaus elgesį, ko nėra materialaus, kaip sakoma, tokio. Tai vat asmenybės struktūros nėra kažkokie pastovūs dariniai, kurie turi kažkokius medžiaginius atitikmenis centrinėje nervų sistemoje, nors man atrodo, Freudas apie tai galvojo, norėjo ir, man atrodo, dabartinė neuropsichoanalizė, kaip ir duoda tokį, kaip, man atrodo, tokį tikėjimą, kad taip gali būti. Ir toks asmenybės skaidymas į struktūras yra naudingas daugiau siekiant suprasti elgseną ir ypač naudingas, kai tyriami asmenybė iškylantys tie prieštaravimai. Ir būtų klaidingas požiūris į asmenybę kaip į kažkokią sceną, kur ten demoniškas id, puritoniškas superego ar ten prisitaikėliškas ego, kaip nepriklausomi aktoriai ten vaidina žmogaus likimą, dramą, taip pat tas Lietkalnio asociacija, kurią mes paskui žiūrėsim ją, ar tenai tas pats kaip ten ego, kaip raitelis, kuris sėdint į visą tai, labai supaprastinta ir iš tikrųjų, taip, kad tam suprasti pradiniam tokiam veiksmui tai yra gerai, bet man atrodo tai per daug paprastinta. Man kažkada labiau patiko požiūris, kad į tas struktūras reikėtų žiūrėti, kaip žinot, yra toksai laikrodis ar termometras galbūt, kuris yra tokia kolba vandens ir kažkokio skysčio, kuriame yra pripilta dar kažkokio skysčio, kuris priklausomai nuo temperatūros, jisai tokiais atskirais burbulais arba tokiais, kaip ir srovėmis kyla į viršų arba leidžia ir tų dariniai pirmyn atgal važinėja. Tai galima daugiau suprasti, kaip tą struktūrą, man labiau patinka tas pavyzdys, kuris buvo pateiktas kažkada kažkuriam straipsnėje. Tai ir
Pats Freudas iš principo, kai jis kalbėjo apie tuos dalykus, tai jisai ir net vartoja tam tikrus terminus, pavyzdžiui, topografiniai modeliai, kaip sisteminė sąmonė, sisteminė pasąmonė, norėdamas pabrėžti, kad turima galvoje ne anatomiją kažkokią. Tai va. Ir dabar, kągi, pradėkim nuo topografinio asmenybės modelio tada. Jis pavadintas siekiant aprašyti psichikos topografiją, kaip ir tokį erdvinį modelį, pabrėžiant kokybiškai skirtingų psichikos klodų tarpusavio ryšius ir sąveiką. Psichikos aparato dalių pavadinimai pasirinkti nurodant jų santykį su paviršiumi, mano įsivaizdavimu, realybė. Ir egzistuoja tarsi keli skirtingi psichikos lygiai. Iš principo tarsi du, tai yra sąmonė ir pasąmonė, jeigu tai pagal tikrą vertimą, tai turėtų būti, man atrodo, sakoma, nesąmonė, kuri kartu apima taip vadinamą iki sąmonę arba prieš sąmonę, kai kuriuose vadovėliuose galima rasti tokį vertimą. Ir šios sistemos jos tarpusavy susijusios, bet jos kartu yra atskiros. Ir psichikos aparatas taip kaip kontinuumas, kur ribos atlieka tą pačią funkciją kaip ir kontūrų žemėlapyje. Žinot, gali jie būti pabrėžyti, bet jie nieko nereiškia, nes realybė jų nėra. Santykinės psichinės harmonijos arba psichinės pusiausvyros periodais sistemas skiriančios ribos yra iš principo neaiškios ir nėra griežtos. Tik konfliktiniais periodais skirtingos sistemos gali būti vertinamos kaip tiksliai apibrėžtos ir atskirtos visumos. Ir tam, kad suprasti, kaip kas egzistuoja, mes tada tą naudojame. Ir psichikos turiniai gali būti vertinami kaip esantis giluminiuose ar paviršiutiniuose bet kurios iš trijų sistemų sluoksniuose. Ir psichikos lygiai egzistuoja pagal labai skirtingus principus, iš tikrųjų labai. Sąmoningi psichiniai reiškiniai lengviausiai pastebimi ir suprantami, tačiau sąmonė bet kuriuo metu sudaro tik labai nedidelė dalis to, ką sudaro mūsų asmenybė. Didžiosios psichinių reiškinių dalies vyksmas yra latentinis, slaptas, ne taip pastebimas tiesiogiai, neprieinamas, galima sakyti. Ir kadangi pasąmonė yra didelė, ir todėl, kad įsisąmonime tik labai mažą dalį duotų metu, todėl ši teorija prilyginama tam tokiam ledkalniui, kur didžioji dauguma yra tarsi paslėpta po vandeniu mūsų nematoma. Tai va ir sąmoningas. Minutėlę susitvarkysiu su šitu ir tada galėsim tęsti, nes žiūriu, nelabai pavyksta man. Pavyko, gerai, ačiū Dievui. Tai va, taigi, tęsim toliau. Tai dabar jau pašnekėkime apie tos atskirus kiekvienus sluoksnius, kaip ten jie yra ir kaip atrodo ir kas apie juos galima būtų pasakyti. Tai pirmiausia, sąmonė. Tai šiuo metu dėmesio centre lauke esantis tiesiogiai suvokiami psichiniai procesai, mintys, jausmai, norai, atsiminimai, impulsai ir kiti. Sąmoninga tai yra psichikos dalis. Tarsi ledkalnio viršūnė atspindi tik mažą dalį viso psichinio gyvenimo. Siekdamas pabrėžti, kad tai nėra pastovus, turintis savo lokalizaciją darinys, Freudas sąmonę išvis pavadino percepcijos sąmonės sistema. Įvardinamas tai kaip tam tikrą juslinį instrumentą, priimantį iš išorės informaciją ir šifruojantį vidinės įtampas. Sąmonė atlieka ir tokią integruojamąją funkciją, jungdama paskirus, kartais net prieštaraujančius vienas kitam reikalavimus. Vėliau Freudas daugumą tos sąmonės funkcijų iš tikrųjų priskyrė ego, tačiau sąmonė nėra tapatu ego, jau čia reikėtų pabrėžti. Kitas dalykas, tai kas yra svarbu, sąmonėje vyrauja taip vadinamas antrinis psichikos procesas. Kas tai yra antrinis psichikos procesas? Tai yra toksai nuoseklus loginis mąstymas, laiko ir erdvės principai išlaikyti. Tai yra praeitis, dabartis, ateitis ir jie yra tokioje linijinėje. Yra erdvės dalykai, yra priežastiniai ryšiai, tai yra pasekmė priežastis, yra tam tikras pastovumas, tai yra loginis suaugusio žmogaus mąstymas, galima sakyti. Tai va tas egzistuoja pagal tokį principą organizuota sąmonė. Ir sąmonės vystymasis priklauso nuo kūdikio didėjančio gebėjimo pasinaudoti atmintimi. Atminties vaizdai kaupiasi pasąmonės paviršiuje, lengvai pasiekiamame lygyje, iš kur jie nesunkiai tada jau pereina į sąmonės sritį.
nes yra tokių visokių mąstymų apie tai, kad gali būti, kad žmogus gimsta iš vis toks daugiau su tokia pasąmonė, o ne kad jisai iš karto gimsta su visais trims tais sluoksniais. Tai va. Gerai, taip toliau. Dabar pasąmonė tai būtų arba ta nesąmonė, taip vadinama, instinktų, emocijų, atsiminimų, nepriimtinų sąmonė ir todėl išstumtų į pasąmonę talpyklą. Vaikystės ten traumas, priešiškumas tėvams, seksualiniai ir agresyvūs norai, nes tai kelia nerimą. Tiksliau būtų vartoti vėlgi terminą ne pasąmonė, o terminą pasąmoniniai procesai. Freudas manė, kad viskas, ką žinoma, yra saugoma pasąmonė. Čia glūdi daugelio veiksmų ir išgyvenimų motyvai, nesulaikomos kovos tarp įgimtų jėgų bei proto ir sąžinės šaknys. Edipo ir elektros kompleksai irgi išstumti į pasąmonę. Bet iš kitos pusės reikėtų atminti, kad net ir stumta pasąmonės medžiaga lemia mūsų kiekvieno gyvenimą, veiksmus ir sprendimus. Tai yra didelė, pastoviai papildoma, neišsemiama, negalima pilnai pažinti dalis. Žinot, Freudas sakė, kad psichoanalizės ir psichoterapijos tikslas tai yra padaryti tai, kas pasąmoninga, sąmoninga, bet iš kitos pusės neįmanoma, neužtektų viso gyvenimo analizės tam, kad visą pasąmonę pažinti, vis tiek jinai liks nepažinta. Jai būdingas biseksualumas, jausmų ambivalentiškumas, afektai ten neutralūs, afekto jausminė prasme nėra, jis egzistuoja, bet visai kitokią formą. Apskritai, suprasti mums sąmoningiems žmonėms apie tai, kas tai yra pasąmonė, tai yra taip sunku. Klausimas, kad ir iš vis ar įmanoma neredukuotai. Tai va. Ir dėl to, kad ten vyrauja pirminių procesų mąstymas ir suvokimas. O kas tai yra? Tai reiškia, kad tame dominuoja iracionalumas, neprognozuojami, impulsyvus, neorganizuoti ten kažkokie vaizdiniai. Nėra nei laiko, nei erdvės kažkokio dėsningumų. Tai reiškia, kad laikas, pasiekmės, ryšys gali būti persimainę, gali dabartis būti praeityje, o praeitis ateityje, viskas susitapatinti, viskas kartu, nėra jokio loginio nuoseklumo, nei skirtybių tarp priešybių. Tai yra toks, mąstymas vaiko iki kalbos, tai yra sapnai, tai yra tai, kas kuo pasižymi, tas pirminių procesų, tas mąstymas. Ir tenai galioja kondensacijos, perstumimo reiškiniai. Tai vienas vaizdinys gali būti sudarytas iš daugelio skirtingų vaizdinių, o visiškai skirtingi dalykai sėtis pagal atsitiktinės bendras savybės. Ir galime pastebėti pasąmonės egzistavimą iš principo tiek per įvairius vedinius, netiesiogiai veikiančius žmogaus mintis, jausmus ar elgesį, tai yra ir apsirikimai, ir riktai, ir klaidos, bei gali reikštis užmaskuota tokia simbolinė prasme mūsų pasąmonė, tai sapnai, fantazijos, žaidimai, kaip tuo metu, kai mes atsipalaidavę labiau. Tai ir dabar dar, kas irgi yra svarbu, ką Freudas pažymėjo, tai riba skirianti tą iki sąmoningą sferą nuo pasąmoningos. Žinot, jeigu taip žiūrint, iš tikrųjų tada gaunasi sąmonė, iki sąmonė ir pasąmonė. Tai ir tarp riba tarp sąmonės ir iki sąmonės yra ir toliau tarp pasąmonės ir iki sąmonės. Pirmiausia, Freudas kalbėjo, tai tarp pasąmonės ir iki sąmonės ten yra, jisai patalpino pirmąją cenzūrą, kuri apsunkina pasąmoningai sferai galimybę patekti į pasąmonę ir taip eiti link sąmonės, o vėliau į sąmonę. Vėliau jisai pamatė, kad to neužtenka, jis tada atsirado ir antroji cenzūra, kuri yra tarp iki sąmonės ir sąmonės, kuri yra silpnesnė nei pirmoji. Ir tai kaip tokis serberis, kuris nepraleidžia iš pasąmonės kylančių dalykų tapti sąmoningais. Nežinot, tai per daug baisu būtų, turbūt sunkus nepakeliamas gyvenimas gautųsi, jeigu pas mus neegzistuotų cenzūra. Tai asmenybės struktūra, kurią Freudas pradžioje pavadino tokiu moraliniu cenzoriumi, pasąmoningas turinys, jisai turi didelį varų energijos krūvį ir stengiasi prasiveržti į sąmonę ar iki sąmonę. Ir cenzūros funkcija yra apsaugoti sąmonę nuo įsisąmonintų instinktyvių norų, kurie tiesioginė ar netiesioginė forma reprezentuoja mums grėsmę, jei būtų įleisti išsireikšti, pasireikšti realiai.
Tad instinktyvūs norai gali būti tik tai transformuoti į vedinius kažkokius, kurie atrodo pakankamai nepavojingi, nežalingi, kuriems tada vat ir pasiseka tokiais užsimaskavus, vilkams užsimaskavus ėriukais, praeiti pro cenzūrą ir kurie tada pasiekia pasitenkinimo užslėptą arba simbolinę tokią formą. Ir šis cenzūravimas vyksta visiškai už sąmonės sferos. Instinktyvių norų ir jų vidinių tikrinimas, sudarantis cenzūrą, liudija apie nesąmoningo sąmoningumo egzistavimą iki sąmonėje. Antrosios fazės pradžioje buvo manoma, jog cenzūra egzistuoja, kaip jau ten sakiau, tik tarp pasąmonės ir iki sąmonės, ir kad iki sąmonės jau turiniai gali laisvai būti prieinami sąmoniai. Freudas buvo priverstas pakeisti šį požiūrį ir iškelti prielaidą, kad cenzūra yra tarp iki sąmonės ir sąmonės lygių sistemų. Ir cenzūros lygis gali būti mažesnis, sumažėti miego metu, esant nedėmesingam, esant todėl nedėmesingam, visokių intoksikacijų metu, negu tada, kai žmogus visiškai budrus. Ir instinktyvaus noro vidinys gali būti sunkiai prieinamas irgi vienu gyvenimo metu ir puikiai tiksliau prieinamas vienu gyvenimo metu ir sunkiai prieinamas kitu. Ar esant kitom kažkokiom aplinkybėm, kai jis mažiau priimtinas tampa cenzoriui. Tai va tai irgi tas gali skirtis. Ir dabar paskutinis tas jau darinys, toks pats ploniausias, galima sakyti, iki sąmonė. Psichiniai procesai, kurių tiesiogiai nėra sąmonės ir dėmesio lauke, bet kurie gali lengvai grįžti į sąmonę, spontaniškai ar valingai, galime prieiti, jeigu bandome, arba kitaip, prieinama atmintis vadinama. Tai funkcionuoja pagal antrinius procesus, bet gali funkcionuoti ir pagal pirminį procesą. Pasąmonė ir iki sąmonė veikia šiek tiek vis tiek skirtingai. Pavyzdžiui, iki sąmoninė veikla gali vadovautis formaliais mąstymo būdais, tačiau pasąmonė pagal apibrėžimą jau ne. Abiejų sistemų turiniai aprašomuoju požiūriu yra nesąmoningi, neįsisąmoninti ir gali būti išstumti. Iki sąmonės pagrindinės funkcijos yra apsaugoti sąmonę, kad neužlietų pasąmonės jėgos ir dėrėtis su šiomis jėgomis, kad jos rastų sąmonį priimtiną išraišką. Kartu jie atlieka daug ir kitų funkcijų. Iki sąmonės sistema vystosi palaipsniui kaip interakcijos tarp instinktyvių troškimų bei impulsų ir išorinio pasaulio pasekmė. Iki sąmonės medžiaga guli netoli paviršiaus, tai lyg tarpininkas tarp tokios sąmonės ir pasąmonės. Kaip pavyzdys, jau toks klasikinis, visą kitą, tai informacija tokia kaip telefono numeris, kai kurie vaikystės prisiminimai ir geriausio vaikystės draugo vardas yra saugomi iki sąmonė. Tačiau, nes mes jį galim greitai prisiminti dabar pagalvoję. Tačiau net jei visomis sąmoningomis valios pastangomis vis tiek negalime kažko prisiminti, vadinasi, dėl kažkokių priežasčių tai tapo pasąmoniniu ir vyksta aktyvus pasipriešinimas įsisąmoninimui. Tai va. Ir dabar tada jau mes pereikim prie kito modelio, paskutinio Freudo, tokio išbaigčiausio, galima sakyti, struktūrinio asmenybės modelio. Tai Freudas pastebėjo, kad topografinis modelis negali, kaip ir sakiau, visko paaiškinti psichinėme žmogaus funkcionavime. Tad šis modelis buvo iš esmės pataisytas ir pasiūlytas toks tai papildantis struktūrinis, galima sakyti, modelis. Ir topografinę teoriją, sąmonė iki sąmonė, pasąmonė, pakeitus tokia ir struktūrinė, superego, ego ir id, žmogaus psichika pradėta suprasti kaip kelių psichiškai susijusių psichinių procesų struktūrų visumą. Čia 3 įrašyti, bet aš man, kaip ir sakiau ten prieš tai, kad tai yra, galima sakyti, 4 struktūros, nes išorė dasideda. Ir Freudų suaugusio asmenybę matė padalintą į 3 tarp savęs funkciškai susijusias dalis, id, ego ir superego, visi išsivystę skirtingais gyvenimo periodais. Šios struktūros, nors santykinai pastovios, bet visada yra atviros pokyčiams. Ir čia tik trupučiuką tokis nukrypimas šiek tiek apie pačias varas, kas irgi reikia, manau, kad jis pakalbėti. Tai varos sukuria sujaudinimo būsenas, kur motorinis aktyvumas, kaip atsakas į varų sąlygotą sujaudinimą, yra kontroliuojamas diferencijuotos ego struktūros, leidžiančios atsakyti įtampą remiantis patyrimų, išmokimų ir žinojimų, o ne vien aklų motorinių kažkokiu aktu, kas vyksta instinktų metu. Tuo varos ir skiriasi nuo biologinių instinktų. Ir žmogaus elgesyje retai galime sutikti iš principo tokias grynas, nesumišusias varų formas, kurių kaip tų varų yra 2, bent jau Freudas šnekėjo, tai
agresijos ir seksualinė vara. Aišku, po to dar buvo šnekėta apie tai, kad ir gali būti ir kitų varų, kad nėra pati svarbiausia seksualinė, ką Freudas šnekėjo, bet, nu, apie tai ne šios dienos tema šiek tiek. Tai va, nu ir kągi, tada pereikime prie tų struktūrinių dalių. Tai yra it lotyniškai, tai, bet čia dar irgi tai yra šneka apie, nu, kaip čia pasakyti, problemas tame, kad, žinot, Freudas rašė ir kūrė vokiškai. Iš principo, didžiulė bėda atsirado tame, kai Britų psichoanalitikai, dar Freudo mokiniai, pabandė visą tai versti į anglų kalbą ir, man atrodo, Johnsonas išvertė šitus, lygtai, neatsimenu tiksliai dabar, jau negaliu pasakyti, išvertė šitus terminus ir jis išvertė juos naudodamas lotyniškus žodžius, kas kai kada manoma, kad, nu, tai prarado šiek tiek, nes, nu, verčiant į anglų kalbą buvo per daug naudota turbūt tų tokių mokslinių terminų, nes pats Freudas, žinot, jisai rašė paprasčiau, jisai rašė žmogiškiau. Iš principo, taigi, jeigu šnekant apie it, yra tamsi, neprieinama, nesuprantama, neaiškia asmenybės dalis. Tai yra seniausias, chaotiškas, impulsyvus, neturintis organizacijos psichikos darinys, visai nesikeičiantis vystymosi metu. Galima sakyti, toks, kas gimė, toks ir yra iš vienos pusės, bet iš kitos pusės jisai kartu ten yra ta pasąmonė, kurioje kaupėsi ir daugėja, tai jisai, manau, irgi keičiasi. Jei nerūpi visuomenės poreikiai, ji senesnė už pačią visuomenę. Tai vienintelė struktūra, kuri išsivyščiusi tą pačią akimirką, kai žmogus gimsta, kitos išsivysto vėliau ir jau iš jos. Bet čia yra viena iš teorijų, galbūt susitikę mes pasišnekėsim ir apie kitas teorijas. Tai yra pilnai pasąmoningas darinys, nes vis tiek lieka tie sluoksniai sąmoninga, pasąmoninga, iki sąmoninga, bet tai nėra lygu pasąmonėje, nes į pasąmonę įeina ir atskiros ego ir superego dalys. Ir it sudaro paveldėti biologiniai asmenybės komponentai varos, ta seksualinė gyvybės vara, eros, kurią sudaro libido, ir agresijos mirties vara, tanatos. It sklidinas psichinės energijos, įkraunančios varas, kitos struktūros energiją kaip tik ir gauna, ima iš jos neturi tiesioginės prieigos, tik it turi. Ir it energija kildinama tiesioginiai iš somatinių procesų, primityvūs įgimti instinktai suteikia elgsenai tą energiją. Tai vad, baterijas glūdi it, nei viena kita neturi. Iš kitos pusės it priklauso visi siekimai, paskatos, jausmai ir vaizdiniai, kurie asmenybės raidos metu dėl įvairių priežasčių ego pasipriešinimo mechanizmai yra atskirti nuo ryšio su asmenybė ir su sąmonė. Be to, ji turi ryšį su biologiniais somatiniais procesais, kurie netelpa į pačią nesąmoningos sferos savoką. It veikla nėra nei paties žmogaus įsisąmoninama, nei išorinio stebėtojo pastebima. It reiškiasi tik tai tam tikrais vediniais, čia atitinka pasąmonės apibrėžimus, kuriems sąmonė atstovauja arba idėjos ir mintys, arba jausmai ir nuotaikos. Ir kas įdomiausia, aišku, it neturi tiesioginio ryšio su išoriniu pasauliu, visiškai. Jinai gyvena tokioje, kaip čia sakyti, vidinėje realybėje. Tokioje. Kitas svarbus dalykas, it veikia pagal malonumo principą, ką tai reiškia. Aišku, kaip ir sakiau, pirminiai procesai irgi jie išlieka, bet labiau čia daugiau pastebėtas tas akcentas į šitą malonumo principą. Visi troškimai turi būti patenkinami iš karto, nepaisant pasiekmių, nežiūrint aplinkos sąlygų arba saugumo. Nėra svarbu, čia ir dabar ir viskas. It reaguoja tiesiog ir betarpiškai, kaip nori instinktai. Ir kai taip atsitinka, mes patiriame malonumą. Kai tai paneigiama, kaupiasi įtampa, mes patiriame nemalonumą arba skausmą. Ir dėl to iš principo malonumo principas nukreiptas siekti malonumo ir išvengti skausmo, galima sakyti, tai yra malonumo skausmo principas. Į tol reikalauja, kol jo poreikiai patenkinama, toks gana stiprus ir užsispyręs darinys, it nerūpi tikrovė, kitų poreikiai, ją rūpi tik jo paties pasitenkinimas. Čia realiai kūdikiai negalvoja apie tėvų norus, jiems nesvarbu, koks dabar laikas, ar jų tėvai miega, ilsisi, valgo vakarienę ar maudosi, bet jeigu jie nori kažką gauti, jie turi tai gauti. Kai it kažko nori, niekas jam nesvarbu. Moraliai, įsitikinimai, dorybės ir net blogis neegzistuoja primityvaus it suvokime, to nėra. Ir iš vis ten sąmoninga valia iš vis neegzistuoja. Tai va. Ir it neveikiamas realybės, logikos arba kasdienio pasaulio, nesusitarsit logiškai su it. Seksualinės varos ir instinktai yra aukščiausiai tikslai.
Ir Freudas aprašė 2 mechanizmus, kurių padedamas pats id gali sumažinti tą nemalonę įtampą, kai neįmanoma kažko pasiekti. Tai pirmas dalykas - refleksiniai veiksmai. Tai automatiškas atsakas į jaudinančius signalus, tuoj pat pašalinantis signalo sukeltą įtampą, bet tai ne visada gali pašalinti įtampą. Tada įsijungia jau pirminis reprezentacijos procesas, kaip antras toksai. Objektas siejamas su tam tikro pamatinio poreikio patenkinimu, jis išlieka atmintyje, formuojama jo psichinė reprezentacija. Esant nemaloniai būsnai, vaikai gali pakartoti malonų poreikį patenkinantį patyrimą, atrasdami jį iškart jau savo atmintyje. Toksai fantazavimas, aš kaip suprantu. Ir id struktūroje vyrauja pirminis procesas ir mąstymas. Tai tiek apie id, dabar einam prie kito įdomesnio, mano įsivaizdavimu galbūt, nors ir tas įdomus. Tai yra ego, lotyniškai aš. Tai va, jis išsivysto per pirmosius 3 metus, kai vaikas vis daugiau bendrauja ir susiduria su pasauliu. Pradžioje buvo manoma, kad vystosi tarp 3-4 metų iš principo tam Edipo kompleksam, tai vadinama. Tai va. Ir vaiko psichika turi kartais per skausmingą patyrimą įsisąmoninti, kad be jo ir jo poreikių yra išorinis pasaulis ir kiti žmonės su savo norais. Ir šis skaudus patyrimas paskatina formuotis ego, asmenybės dalį, kuri atsiskiria nuo id ir tampa atsakinga už impulsų kontrolę, atsižvelgiant į realybę, už sprendimų priėmimą. Jei elgesį reguliuotų tik pirminiai procesai, žmogus negalėtų atskirti realaus objekto, tinkamo poreikių patenkinti nuo jo vaizdinio. Toks realybės ir fantazijų susimaišymas leidžia kūdikiui kurį laiką jausti tokio haliucinacinio pobūdžio malonumą, bet tai negali patenkinti realius poreikius. Kad ir kiek mes įsivaizduosim duoną, bet jeigu mes realiai jos neužvalgysim, tai mes ir liksim alkani. Ego formavimas procesas yra tapatinimasis ir signalinis nerimas, mažesnis už tikrąjį. Tai verčia ieškoti sprendimo, kas sumažins tą nerimą. Tai reiškia, kad ego atsižvelgdamas į individo padėtį tramdo į geismą, tuo jau pat patirti pasitenkinimą. Ir pradžioje ego atsiranda kaip tokia id aptarnaujanti institucija, bet ilgainiui, kai ego susiduria su id poreikiais, jis perpranta jį, kad perpranta, kad id ne visagalis, kad jį galima šiek tiek apsukti, pataupyti energiją, ir ego tada sugeba ir jau ir siekia kontroliuoti id ir perimti jį. Tai va, ir darosi vis stipresnis. Tad psichinių įtampų didėjimą ego patiria kaip nemalonumą, bet sugeba jį pakęsti ir atidėti patenkinimą iki tol, kol susidarys reikiamos sąlygos. Ego tai toks organizuotasis id aspektas, suformuotas tam, kad įvykdytų id tikslus, nukreipdamas asmenybės varas tinkamą kryptimi ir tinkamu laiku. Ego iš principo yra labai sunku, nes jis turi, galima sakyti, tarnauti 3 ponams, stengtis patenkinti id norus, suderinti juos su išorinio pasaulio apribojimais ir reikalavimais ir superego reikalavimais. Tad ego tenka viską stebėti. Id superego ir išorinį pasaulį. Ego užduotis slopinti tiesioginį pirminių procesų poveikį. Tam jis disponuoja pastoviu energijos kiekiu. Visa ego energija kilusi iš id varų energijos. Ego sugebėjimai ir funkcijos tarnauja varų patenkinimui. Vėliau šios funkcijos praranda pirminį varų pobūdį, o jos pačios ir jų energija tada jau perina ego žinion, ir ko energijos papildomos ego turi, tuo jis stipresnis. Ego energiją naudojančios funkcijos santykinai autonomiškos, priklauso be konfliktai ego zonai, kurios įvairiapusiškumas, apimtis energetinis pajėgumas daug lemia ego prisitaikymo ir gynybinę sėkmę. Ir be konfliktai ego zona, čia jau ne tai, ką šnekėjo pats Freudas, sritis, kurioje nėra psichikos konfliktų, kuri valdo individo prisitaikymą prie aplinkos, plėtojant tokias pažinimo funkcijas kaip percepcija, mąstymas, kalba ir tikslinga veikla. Čia jau ego psichologai daugiau apie tai šnekėjo. Tai va. Ir ego turi sąmoningai, iki sąmoningai ir pasąmoningai sluoksnius. Jis eina per visus 3 topografinius. Ir ego struktūroje viršų, aišku, ima antriniai procesai ir mąstymas. Ir id ir superego reikalavimai bei išorinė aplinka jungia signalinį nerimą, mažesnį už tikrąjį. Tai verčia ego ieškoti sprendimo, kas sumažins tą nerimą. Ir kitas dalykas, ego neturi jokio supratimo apie tai, kas yra gerai ar blogai. Gerai yra paprasčiausiai tik todėl, kad pasitenkinimas pasiekiamas be žalos sau ar id. Iš principo, ego yra toksai, bestuburis, galima sakyti, kuriam
gėris, blogis neegzistuoja. Infantiliškas, archaiškas ego žino ir myli vien tik save. Jisai kartu narcizinis. Šioje stadijoje vaikystėje ego neaiškiai suvokia išorinį pasaulį. Laikų kūdikio poreikių tenkinimas turi labai svarbę reikšmę ego vystymosi. Kai vaikas auga, jis yra priverstas įveikti savo narcisizmą ir priskirti visą galybę išoriniam pasauliu. Tai yra suaugusiems žmonėms, nes tik jie patenkina jo poreikius. Ir kūdikiui augant, jo motoriniai ir kiti gebėjimai auga ir stiprėja ir jo ego. Ego pradeda valdyti ne tik aplinkos reikalavimus, bet ir savo norus ir troškimus. Atsiranda laiko suvokimas, kad galima atidėti pasitenkinimą ar rasti kitus pasitenkinimo būdus. Atsiradusi kalba irgi labai palengvina tada komunikavimą su aplinka ir tų norų įvykdymą. Ir idealiu atveju ego veikia su protu, kai it yra chaotiškas ir visiškai neprotingas. Pas sveikus žmonės, anot Freudo, ego yra stipriausias, kad galėtų patenkinti į poreikius, nesukeldamas pavojaus superego ir vis tiek atsižvelgdamas į situacijos realistiškumą ir negaudamas per galvą. Bent kokiu atveju tai nėra lengvas darbas, nes jei įtampa labai stiprus, per impulsyvus ir tik save tenkinantis, jis perima irgi tada visą asmeninį žmogaus gyvenimą ir tada prasideda patologija. Iš kitos pusės irgi patologijai superego tampa per stiprus asmuo, varomas griežtos moralės, griežtai kritikuojantis ir nelankstus sąveikaudamas su pasauliu. Tai va, sąmoningumas nėra daugiau suvokiamas iš principo kaip paviršiaus sistemos savybė, kas buvo topografiniam modelį, bet greičiau kaip ego jutimo organas. Nu ir iš principo ego priklauso nuo realybės principo, aišku, tai irgi modifikacija malonumo principo, tai reiškia, kad atsižvelgdamas į išorinio pasaulio realybę, kiek tai žinoma asmeniui, ego įvertina į savo veiksmų pasiekmes ir tik tada tai leidžia padaryti. Tai va, vis tiek malonumo siekia, bet realistiškiau. Freudas apie realybės principą kalba kaip apie malonumo principo tam tikrą modifikaciją. Kaip ir ego siekia malonumo ir siekia išvengti skausmo, bet kitaip nei ego susijęs su bandymu sukurti realistinę strategiją, kaip tai pasiekti. Kaip pasiekti malonumo, tai tokia brandi malonumo principų forma. Iš kitos pusės, kadangi ego supranta realybę, jis kartais gali atidėti tą įgyvendinimą tos varos, to noro. Ir iš principo ego struktūrai saugumas yra aukščiau malonumo. Tai vat daugiau ją organizuojantis. Ir ego funkcijos, tai pirmiausia varų kontrolė ir reguliavimas, ego sugebėjimas atidėti savo geismų pasitenkinimą ir impulsų vykdymą, tai sugebėjimas taikyti realybės principą, kad būtų išlaikytas ego integralumas ir kad ego kaip tarpininko vaidmuo būtų atliktas tobulai. Toliau ryšys su realybė, pačios realybės suvokimas, jis atsiranda dar prieš mums gimstant. Iš pradžių nukreiptas į vidinę realybę ir tik kūdikiui palaipsniui bręstant vis labiau krypsta į išorinę realybę. Toliau realybės vertinimas, sugebėjimas objektyviai įvertinti išorinį pasaulį. Tas vertinimas pirmiausia priklauso nuo suvokimo ir atminties. Būtent realybės vertinimas yra tam tikro prisitaikymo pagrindas. Toliau adaptacija prie realybės, sugebėjimas pritaikyti savo individualius išteklius, adekvačiai sprendžiant tikrovės iškeltą iššūkį, jo sukurtą problemą. Šis sugebėjimas tampa meistriškumu. Toliau santykiai su objektais, objektiniai ryšiai. Šių ryšių pažeidimas yra viena iš pagrindinių psichopatologijos priežasčių. Kuo brandesnis ego, tuo ryšiai su objektais tampa sudėtingesni, įvairiškesni, tačiau kartu suprantamesni, labiau patenkinantis vis sudėtingesnius asmenybės poreikius. Toliau gynybos mechanizmų naudojimas, nesąmoningos tam tikros procedūros, pagrindinis uždavinys yra padėti taip nuslopinti impulsus, pasinaudojant jų pačių signalinę funkciją, kad galėtume išsaugoti adaptyvę reakciją, santykiaudami su išorinė ir vidinė realybė, skirtos išvengti dvasinio diskomforto. Toliau sintezavimas, tai sugebėjimas vienyti, susieti, sutvarkyti įvairias varas, tendencijas ir funkcijas asmenybės viduje, sugebėjimas mąstyti, jausti ir veikti organizuotai ir tikslingai. Tai pagrindinė organizacinė ego funkcija, kuri garantuoja darnų mūsų funkcionavimą. Toliau kontroliuoti judėjimo ir suvokimo organus ir cenzūrą, tačiau jau irgi kirtis pereina. Cenzūra daugiau nesuvokiama kaip barjeras, kaip buvo topografinė modelyje,
pasienyje tarp dviejų sistemų, kaip ego funkcija. Ego panaudoja gynybos mechanizmus siekiant represuoti arba modifikuoti nepriimtinus pasąmoningus impulsus ir reikalavimus kylančius iš bet kokio šaltinio, tame tarpe ir išorinio pasaulio. Tai vat ir ego uždaviniai, pagrindinis, aišku, uždavinys to organizmo apskritai išsaugojimas. Ego stengiasi pasirinkti tą elgesio būdą, kuris suteikia malonumą pačiu priimtiniausiu, saugiausiu būdu, sukeliančiu mažiausiai pavojus. Tad šitai būtų galima tinkamai atlikti, ego priverstas atsižvelgti į realybę, išorinės sąlygas. Ego irgi yra valdomas malonumo principo, bet, kaip sakiau, priešingai už id, ego gali apskaičiuoti savo elgesio pasiekmes, todėl ego modifikuoja malonumo principą ir kaip jo pasiekti. Jei instinktyvūs potraukiai grasina organizmo saugumui, tai ego gali tokius potraukius slopinti, atidėti ir kitaip įveikti. Dabar jau paskutinis darinys, tai superego, tai yra virš aš, vėliausiai susiformavusi etinė dorovinė asmenybės struktūra. Superego susikūrimas yra edipinio konflikto išsprendimo įpėdinis, tačiau kai kurie psichoanalitikai manė, kad superego ima formuotis net analinės ar oralinės stadijos metu. Dabar manoma, kad šis darinys vystosi pastoviai, kaip ir kiti, manau, bent jau ego tai tikrai. Superego formuojasi ir paauglystės metu, kai asmuo tapatinasi su grupės moralė, bet tai keičia tik sąmoningą ir iki sąmoningą superego dalį. To pasąmoningą formuojasi tuos iki 5 metų laikotarpį. Superego perimas visuomenės vertes ir moralę, to išmokstama iš tėvų ir kitų suaugusiųjų. Ir formavimosi pagrindas vaiko priklausomybė nuo tėvų. Bet vaikiškas, reikia atminti, tėvų įvaizdis skiriasi nuo realaus. Vidiniai reikalavimai gali būti griežtesni nei realūs tėvai. Tai va irgi, kai pacientai pradeda šnekėti apie savo baisius tėvus, reikėtų visą laiką galvoti apie tai, kad vis tik tai yra taip, kaip tėvus mato vaikai, o ne taip, kaip iš tikrųjų jie yra. Tai va, sumišimas prisiminimams ir fantazijoms, sumišus prisiminimams ir fantazijoms internalizuoti tėvų reikalavimai gali atspindėti tiek santykius su realiais tėvais, tiek išstumtus į pasąmonę vaiko jausmus. Tai va, ir superego iš pradžių yra naujas komponentas ego sluoksnį ir sudaro jo dalį, vėliau išsivysto į naują psichinę struktūrą prieš pastatomą ego. Tai yra tik nedidelė jo dalis yra sąmoninga, kaip priešingai negu ego, kurio didesnė dalis sąmoninga. Superego tarnauja visuomenės saugumui ir stabilumui, yra kultūrinių tradicijų puoselėtojas ir garantas. Ir superego yra moralinių nuostatų ir idėjų saugotojas, tarnauja visuomenės saugumui ir stabilumui, čia kartojasi. Superego padeda palaikyti tradicijas ir tęstinumą, perduoda vertybės iš kartos į kartą. Reprezentavimas praeities, tradicinio ir įgimto poveikio ir paveldimo yra vienintelis bendras faktorius tarp id ir superego. Superego nėra didelio skirtumo tarp minčių ir veiksmų, jis linkęs kaltinti ir bausti ego vienodai. Tai ta prasme, ar mes padarom, ar mes pagalvojam, superego jokio skirtumo. Blogumas tame, kad aišku, jis ir neturi suvokimo, prieimo, kad galėtų atskirti, kur tai buvo realistiškai padaryta, kur tik pagalvota. Ir jis neturi ryšio su realybė, jis gali ryšį su realybė gauti tik per ego. Superego funkcija yra kontroliuoti impulsus, ypač tuos, kuriuos visuomenė uždraudė, tokius kaip seksas ir agresija. Ir ypač jeigu tai liečia incestinius dalykus. Superego siekia įkalbėti ir ego atsisukti į moralinius tikslus ir siekti tobulumo, iš principo. Čia pagrindinis superego irgi uždavinių. Superego pagrindinis tikslas yra užtikrinti patenkinimo ribotumą, kritikuoti ego sprendimus ir kartu bausti, jeigu padarys nusižengimus, arba paskatinti. Pagrindinė superego užduotis įvertinti vieno ar kito reiškinio teisingumą, remiantis moraliniais standartais. Dėl to superego daugiau organizuotas pagal moralės principą. Ten buvo malonumo, ten buvo realybės, o čia moralės principas, moralumo principas. Superego ne tik baudžia ir baugina, nėra jūs jau vien tik toks blogas. Bet jeigu jo reikalavimai yra įvykdomi, tai jis geba suteikti paramą žmogui ir tai padidinti to žmogaus vertės jausmą. Tai va, čia iš jo tas ateina. Superego sudaro dvi sistemos, sąžinė ir ego idealas.
Sąžinė gali bausti ego priversdama jausti kaltę ar gėdą. Ir sąžinė formuojasi per tėvų bausmes, aš galvoju kartu ir per tėvų integravimą. Ir ego idealas tai yra vaizdinys, koks turėtume būti geriausias, rodo mūsų karjeros siekius, taip pat kaip elgtis su kitais žmonėmis, kaip elgtis visuomenėje. Ir ego ištakos tai yra narcizinė būsena, kur vaikas yra savo paties idealas. Ir narcizinio idealo atsisakoma dėl vaiko veiksmų kritikos, kurią išreiškia jo artimiausioje aplinka. Vietą tada užima dvi psichikos instancijos. Pirmiausia, stebinčioji, kritikuojančioji ir draudžiančioji, kuri yra tėvų autoriteto perkeliamas į savą į vidų. Ji nuolat stebi tikrąjį ego ir lygina jį su idealu. Ir ego idealas modelis susiformavęs dėl tapatinimosi su tėvais. Po Edipo konflikto išsprendimo ego idealas tampa tada jau daugiau superego dalimi. Jei asmens ego idealas yra per aukštas lyginant su standartu, tada, kad ir ką tas asmuo bedarytų, jis gali jaustis tokiu nevykėliu ir čia bus patologija irgi. Ir superego daugiau susijęs su idealais, o ne su realybė ar malonumais ir pasitenkinimu. Žmogus gyvena ne tik realioje aplinkoje, bet ir visuomenėje, kurioje gali funkcionuoti tik tada, kai laikosi jos vertybių, normų, teisinių, etinių ir kitų reikalavimų. Ir superego tai savikontrolė pakeičianti tėvų kontrolę. Ir sąsaja su ego, superego yra kaip griežtas tėvas su vaiku. O baudimas tarnauja kaip užtikrinimas paklusimo superego reikalavimams. Bet kartu, kaip matėte, ten ir davimo, ir pamaloninimo. Įsisąmoninus tėvų dorovinius reikalavimus, vaikas kontroliuoja savo elgesį, siekdamas išlaikyti tėvų meilę ir santykį su jais. Ir palaipsniui tie reikalavimai tampa jo paties vidinėmis normomis, integruotomis, sustapatintomis, o tuo pačiu atstovauja ir visuomenės vertybės ir idealus. Bet tada prižiūrimoji ir reguliuojamoji ego funkcija gana lengvai gali būti laikinai eliminuojamos išgėrus arba patyrus, pavyzdžiui, tam tikrų pokyčių būnant minioje mitinguose. Taigi, kaip sakiau, superego funkcionuoja pagal moralumo principą. Ir ir čia pabaigai, tai tas vaizdinys apie tą ledkalnį ir išsidėstymą ir bandymas sudėlioti, man atrodo, tas visas dvi struktūras, topografinį modelį ir struktūrinį modelį ir pamatyti, kad yra ir tos visos ir ego ir superego, bet kartu yra sąmonė, pasąmonė ir iki sąmonė. Tai kurių dalykai susidėlioja yra. Tai tiek, man atrodo, mes tada čia baigiam. Tai tada reikia stabdyti rašymą. Kągi, tai aš kaip suprantu, manau, kad čia pirmas įrašas, tada dar bus du kiti, dalis antra apie psichoanalitinį mąstymą, psichoanalitinį procesą, analitinę erdvę, o paskui apie kai kurias technikas, trečioji dalis. Tai jas galėsite irgi pasižiūrėti taip pačiai, o paskui mes tada padiskusuosim. Tai kągi, čia aš stabdau, viskas.